Visi šiandien sugalvojau padaryti pranką, tai aš jums parodysiu kurių detalių. Pavyzdžiui, šitą pranką galima panaudoti kaip, pavyzdžiui, koks pradinokas bijo mokykloje, petardu ir tiesiog ji net nesprogsti, uždegi ir meti. Tai parodysiu tai, kaip pagaminti. Jums iš pačių reikės knatos nuo petardos, folijos ir lipnios telės, kokia gali spalvobėlė kokia. Čia egzistuoja, palaukit biškį. Atsiprašom už techninius nesklandumus, čia skambina man biškį. Iš pradžių jums reikės knatos nuo petardos, po to reikės folijos ir lipnios telės. Tai paimate foliją, bet kaip čia gali suvynioti ją, įkišat knatą, formą čia. Pagauti taip, tada paimam lipniostelę, čia galas. Mate, bežiūrė, čia nesilaiko ta lipniostelė, tai reikės gerai apvynioti. Po to galėsim nufilmuoti, kai mes prankiname vaiką kokį mažą. Jei nepasiskūsis. Kur čia žirklės turėjau? Palaukit biškį. Žirklės radom. Nukarpat. Ir va. Ir va, iš jo petardą. Čia ir nesprogs, aišku, tiesiog užsidėks ir viskas. Dar čia vieną dar turiu pasidaręs. Bet čia storesnį biškį. Tai ačiū, kad žiūrėjote, laikinkit, dislaikinkit ir komentuokit. Ačiū. Gal už kelių dienų parodysim video, kaip prankinam vaiką kokį. Tai ačiū už dėmesį ir viso gero.